Nu ką, atvariau šiandien pagaudyti upėtakių. Galiu pasakyti, vanduo be proto pakrytęs. Tai va, šiandien yra gegužės 11 ar 10 dieną. Reikia iškart stabdį susireguliuoti. Visą dieną pila lietus, atšalimas šiek tiek. Bandau naują masalą iš AliExpreso. Pernai metais pirkau, bet oho, kai dirba. Man rodos turi naują favoritą. Tai klausimas, kaip jisai pagaus žuvį, kaip sugaudys. Ir metasi fantastiškai, ir dirba fantastiškai, ir jauti, kada jisai dirba. Dažnai būna taip, kad nejauti, kada mastas dirba. Ir nėra, kad visiškai paviršiumi eitų. Jis yra labai gerai. Nu, fantastika. Tai va, šiemet dar kol kas nei vieno upėtakio nepagavau. Dėl to nusprendžiau atvažiuoti, orai blogai, tai reikia improvizuoti ir varyti kažką gaudyti kito, nes tai kokie linai taip toliau dabar nelabai ima per tokį orą. Kaipgi be pirmo beklašo. Tai naudoju 0,18 mm pavaduką, aišku, fluorokarbonas arba monofilamentas, neatsimenu, bet vienas iš tų dviejų. Upėtakių tikrai nieko kito nedėsigi, nei metalo negriebsti, nebent pinta labai plona. Čia yra tiltas, po tiltų gal. O, kaip gerai užmečiau, bet matot, nu, gal šiek tiek ir gailiuosi įpirkęs, šiaip su jo yra įdomu žvejot, bet su paprastus pinigų tikrai yra daug lengviau pataikyti ir užmest. Tikrai vienas pliusas su juo, kad gali mėtyti su viena ranka. Nereikia naudoti dviejų. Pavyzdžiui, šriešą mėtai. Ir gali būti taip patogiau. Aišku, ir nuo žmogaus čia priklauso. Kiekvienam gali būti skirtingai. Aišku, pati upėtakių žvejyba nėra lengva. Reikia mokėti pagauti juos. Žinot, kur sėdi. Ruožus žinoti irgi. O, gerai užmečiau. Toli. Čia kaip tik posūkis. Jeigu gautų upėtakius, tokių vietų reikia ieškoti. Kabliukas čia yra vienas, bet ne vienšakis, o trišakis. Taipogi ant šito masalo. O, kokia graži upė. Aišku, tas upėtakis gali čia belenkur sėdėti. Dabar, kai gegužė, pats geriausias laikas upėtakių žvejoti, nes žolės dar nėra labai aukštos ir jau pradeda visi tie vabalai skraidyti po tų šiltų orų. Tai upėtakis pradeda maitintis jau palei paviršių labiau. Galima ant cukriukų visokiausių tai gaudyti ir taip toliau. Nes taip, pavyzdžiui, ankstyvą pavasarį žiemą labiau vis tiek žvejoji ties duobių. Labai gražus čia ruožai upės. Taip norėtų upėtakį kokį bent jau vieną pagauti. Aišku, vis tiek dabar jau tos taisyklės yra irgi pasikeitusios, tai upėtakių jau imti nebegalima. O, kas čia buvo? Tik tai vienam Merkio upės, man rodos, ruožė lyg ir galima ten pasimti juos. Bet reikia pasiskaityti. Taip, tai dabar būtina jas paleisti, jau galėjai nuo 30 cm imti, o dabar jau viskas. Upėtakių žvejybai tokim nebegalima. Žolės šiek tiek kabinu, bet tai nieko. Čia gerai būtų su kokiom britkeliam gaudyti, bet su britkeliam čia labai šabakštynai, tai britkelės sugadintum. Dar čia va, kur einu kol kas normaliai, bet paskui pamatysit. Jeigu vasarą naisite virš galvos tų žolės, ten jau nepagaudysi savo ramiai. Čia naujas mano upėtakinimas atradimas. YouTube'ai pamačiau, su juo gaudo. Nusipirkau vieną. Tiesiog dėl įdomumo pabandymų ir man jis jau žiauriai patinka. Dabar užsikabino, atsikabino. Žiūrėkit, kaip vanduo pakrytęs. Čia dar srovė tokia. Aišku, bristi upė čia nepaeitų, žinokit čia. Kad ir atrodo smėlis, bet tai čia toksai smėlis, kur suskęsi pusę metro ir lipus jį. O, pradeda vėl lyt. Žolės kabinu visokiausias. O, atkabinau. Eik tu savo. Apsisukęs maslas buvo. Nežinau, kaip aš jį atkabinau. Neįsivaizduoju. Čia va gali sėdėti upėtakis. Nuplėšiau masalą. Jo. Pakalbėjau, kaip man patiko tas wobleris. Nu, patiko, bet jau nelabai. Labai trumpas pavadėlis reiks nuoja prisirišti. Šiaip tai blogai rišau matyti. Labai lengvai jisai nuplyšo. Man, nu, dabar 0,16 užryšiu. Jo, apšik matė. Nendrės pagavau. Šitokią vietą. Labai jau čia siaura.
bet gilu. Ta, tai tikrai galiu patvirtinti. Ir kai čia niekad neės, tai čia visai įdomu, bet biški baisu, kai vietų nepažįstu. Nes čia tokiose upėse gaudant, jau į bebrų urvą nekart kritęs esu. O kai žvejioji, tai nežiūrigi, kur vaikštai. Eini ir viskas. O, iššaka. Iš karto barzdas su paprastu spinningu čia būtų labai paprasta užmest. Nu, bet platesnėse upėse gal ir visai patogu su kastingu irgi. Ja, kur daugiau užmes gali, jeigu tai va šakų nėra, tada patogiau. Aš dar kai dešinė rankis su kairė į kairę pusę. Tik tai va tai va iš dešinės mėtau, į dešinį neišeina. Saulė šviečia, užsidėjau polarizuotus akinius. Tiesiai man į veidą ir šiaip nuo vandens nuim saulė šešėlį. Jo, daug geriau matau vandenį. Mastas dar toksai rožinis su blizgučiais. Vandenį tiesiog tobulai matosi. Turėtų atkreipti upėtakio dėmesį. Upėtakiamgi blizgučiai patinka. Čia jau tokios vietos, kur nelabai pamėtysi. O čia va galiu. Dabar užėjau biškį tokią vietą, kur atviresnė. Tai čia labiau kabinasi. Labiau vėjas pučia. O, geras. O, būčiau įkritęs. Kokia užtvankėlė. Čia žiauri daug deguonės. Upėtakiui labai gerai čia. O metam pasroviui ir lėtai pratraukiam tą sukriukę. O, iš viso metimas tobulas. O, kalė upėtakis. O, mažiukas, bet kalė. Geras. Sakiau, čia yra jų. Žiūriu, pung, pribėgo mažiukas, toks pizdukas. Ir pasislėpė iš karto. Ha. Na, kur tu pasislėpi? Davai. Im dar kartą. Toks miniatiūrinis, bet 100% upėtakis. Mačiau labai gerai. Bandom biškį šiek tiek ant didesnės srovės užmest. Labai čia fainai. O, kalė, vėl, dabar didelis. Tikrai nemažas. Dabar dar didesnis stvėrė. Reikia gal atsiklaupt, manęs nematytų. Yra, upėtakis. Opce. Man čia įlipt. Turiu upėtakį. Upėtakį. Opa. Turiu krepštę. Super. Turim upėtakį. Miniatiūrinė, bet turiu upėtakį. Teisingai, taip. Reikia dabar žirklutės išsitraukti. Pašlapinam rankas. O, pats atsikabino. Super. Fantastika.
Noriu aš jį nufilmuot. O. Sakiau, kad čia upėtakis bus. Sakiau, kad jie čia sėdi. Jau upėtakis, kad sėdės, tai kažkaip tai bejoju. O. Čia nusileidimas. Bet dabar va, tokioj vietoj manis lengvai pamatyti gali. O. O jeigus aš suprakaitavęs. Čia po tokias vietas landžiot. Reikia čia va lėtai pravest. Guli medis palinkęs šiek tiek gilio, srauni vietą. Bet tokiu labai gerai. O, kalė. Kažkokia maža rūšis. Nežinau. Bet... visiška miniatiūrka. Gali būti čia ne koks upėtakis, o srovinė aukšlė. Aišku, čia šiek tiek ir gilio yra, tai aš tikiu, kad kažkas čia sėdėt gali. O, aš nežinau, ar čia man pasivaideno, ar čia kažkas bandė stvert. Nesu tam tikras, bet laukia oras vėl suprastėjo. Nebe saulė, o labai stipriai niaukiasi. Žiūrėsim, ar vėl lietaus negausim. Nu va, grįžau nuo kur pradėjau. Ar čia pramėtysi čia? Dobė. Tai nieko, bet nepabandyt būtų negražu. Reikia tyliai prisėlint, atsitupt. Čia va dar pamėtyt. Metimo du bent jau. Ir tada jau tikrai varysiu. Čia pagavę savo didžiausią upėtakį. Nežinau, 40. Manau, comų gal daugiau netgi buvo ten gal. Ties 50 traukia. Nu, bet šiandien galiu pasakyti tai, kad žvyba yra nusisekusi. Pagavau upėtakiuką. Dar, kaip sakiau, turėjau iš vieno kibimo, bet nepastvėrė. Matyt, kai tą kitą kirtau išsibaidė. Arba kaip per žabtus gavo. Irgi variantas. Gali visko būti. Nežinau, kaip šiemet su upėtakių žvejybom. Jau iš šitą upelį kažkaip tai abejoju, kad lysiu. Gal rudenį ar vasarą kažkada. Gal dar, gal pavasarį lysiu, bet labai abejoju. Arba spėju kokį naują eisiu, arba jau paliksiu tą žvejybą šiek tiek. Nes čia labai yra apsemta, paskui vasarą žiauriai didelio žolė, čia praeit labai sunku. Vandens be proto daug ir labai nelengva žvejot. Oi, medį įmečiu ir apsisuko. O, ištraukiau. Gerai. Ir vėl į medį įmečiau. Ir vėl apsisuko. Nenuplėšiau.
stebuklas. Norėčiau susirasti kokį nors upelį, kur galėčiau tiesiog įlindęs ir brist, nereiktų man čia jokiais krantais, burzgynais varyti, nes čia biški nesąmonė gaunasi. Tai va tada vasarą galėčiau varyti. Norėčiau susirasti upelį, kur kiršliai gyvena. Kiršlio nesu gyvenime pagavęs, būtų labai labai faina. Tai nežinau, žiūrėsim. O, turėjau upėtakį. Eik tu savo kalę. Upėtakis, bliam. Eik tu. Eik tu savo. Bet nuėjo. Bet kibimas. Dar reikia padaryti kelis metimus. Jau galvau paskutinis. Bet kai kibimo sulaukiau, tai norisi dar. O, labai geras metimas. Ir tolimas. Jau man atsižbaidžiau šį ten. Variantas toks mano. Čia jam viskas gavo per žaptus ir nebenori. Nu, bet geras, da kibimo sulaukiau. Irgi kiek metimų reikėjo šitoj vietoj, kad sulaukčiau dziptelimo. Bum. Nu ką, viskas, tada einam. Ačiū, kad žiūrėjot, vien žodžiu. Nežino, ką žvėjosit. O taip tai susimatysim kitam epizode. Iki.